Gerai, galbūt mes mandagumo tokį pavėlavimą 3 minutės padarėm. Pradėsiu seminarą. Įjungiu įrašymą. Vėliau jūs galėsit perklausyti, peržiūrėti. Dar kartą labą dieną. Pasisveikinu todėl pakartotinai, kad matyt ne visi, kurie čia dalyvauja, prisijungia šiuo metu. Kaip minėjau, darau įrašą ir bus galima šį seminarą peržiūrėti. Taigi, pakalbėkim apie šiuolaikinį virtualų mokymąsi. Mano šio seminaro tikslas tai daugiau pakalbėti apie metodikas ir technologijas. Pranešimo tikslas yra visų pirma aptart informacinių technologijų raidą ir jų įtaką švietimui. Mes šiuo metu, ruošdami naujus dalykus, turim atsižvelgti tai, kas bus ateityje. Kokios bus naudojamos technologijos, kokios bus naudojamos metodikos. Jeigu mes ruošiam su vakarykštėm technologijom ir metodikom naujus dalykus, tai mes turėsim vakarykščius dalykus. Taip pat norėsiu jūs supažindinti su virtualaus mokymosi koncepcija. Ir pabaigoje šiek tiek pristatyti savo asmeninę patirtį, nes aš pats dėstau. Teisėjo pasakius, didžioji dauguma mano kursų yra dėstoma virtualių būdų. Tai jau susikaupia kažkokia tai patirtis, kuri gali būti naudinga dalyviams, seminaro dalyviams. O seminaro dalyvių jau yra 172. Turbūt ne visi matot, žiūrint, kaip jūs esat prisijungę. Tai jeigu keisis, aš laikas nuo laiko apie tai painformuosiu. Pradėkim nuo pirmosios temos. Tai informacinių technologijų raida, jų įtaka švietimui. Pažiūrėkim, kas mus šiuo metu supa, kokia yra mūsų kasdienybė. Kur mes bendraujame? Jeigu paliksim nuošaliai tą tiesioginį bendravimą, tai vadinama face to face, kuris yra, aišku, maloniausias. Tai, pavyzdžiui, kažkada tai padariau savo darbo dienos nuotrauką. Kiek, kada, ko dirbu. Pasirodė, kad didesnė, beveik visą darbo dieną aš sėdžiu prie kompiuterio ir bendrauju, bet bendrauju virtualiai. Panaudodamas elektroninį paštą, panaudodamas Skype'ą, arba, sakykime, telefonę, pavyzdžiui, FaceTime, Google Talk'ą. Tai yra bendravimas pamažu keliasi į virtualią terpę. Aišku, būna realių užsiėmimų su studentais, būna posėdžių, ne visi posėdžiai virtualūs, tada tenka eiti ir dalyvauti realiam. Dabar informacija. Aš nebeatsimenu, kada esu 118 numerių paskambinęs. Jeigu tik tai prisireikia informacijos, įvedu užklausą į visagalį internetą ir gaunu, kelis tūkstančius pasiūlymų. Problema sudaro ne tai, kad susirast informaciją. Problema sudaro tai, kad atrinkti informaciją, kurią aš panaudosiu. Nes kol kas yra, atsakymų dar tikrai daugoka pateikiama. Arba, sakykime, laisvalaikis.
Muzika, filmai, televizija, radijas, žaidimai. Nusipirkau iPadą, nepasidalinam su anūku. Man kartais reikia dirbti, o jam reikia žaisti. Skrendu lėktuvu, tai kur ten 3 valandas ore, ką veiksi. Įsijungi tą patį iPadą ir žiūri filmą. Neatsimenu, kada buvau nuėjęs fiziniu savo kūnu į banką. Visus reikalus, pavyzdžiui, mokesčius, arba sąskaitų apmokėjimas, bilietus pirkti. Na, viską dabar irgi tvarkausi virtualiai. Kartais mes nepastebim, bet paimkim ir pagalvokim. Pavyzdžiui, 3 metai atgal, kaip mes gyvenam, kaip mes dabar gyvenam. Mes turim pripažinti, kad per tuos 3 metus gyvenimas į virtualią terpę pajudėjo milžiniškais žingsniais. O dabar paimkim, aproksimuokim į ateitį. Dar 3 metus į priekį. Kas bus tuo metu? Į mūsų kasdienybę ateina virtuali realybė arba papildyta virtualybė. Važiavau, čia davė man pavažiuoti Lexusu. Na, gerbiu aš šitą Toyotos firmą, kuri gamina tas mašinas. Tai pasiūlė pravažiuoti su nauju Lexusu. Na, fantastika. Suprantat, visą laiką, ypač kai slidu, nuleisti akis ir žiūrėti į prietaisų skydą, na, nelabai malonu. O gal ten kažkas tai iššoks. Čia viskas yra rodoma ant priekinio stiklo. Rodomas greitis. Rodoma navigacija. Kur reikia sukti, jeigu užsiduodi, na, kažkokį tai tašką. Aš nežinau, kur buvo autoservise užduota, bet man visą laiką siūlydavo sukti kairę, suki kairę balsu. Aš neklausydavau, sukdavau į dešinę. Judriosios technologijos. Na, dar Anglijoje pas juos vienus pirmųjų atsirado interaktyvioji televizija. Tai jie pradėjo vystyti taip vadinamą T-mokymąsi arba telemokymąsi. Tai yra mokymosi būdas, kuris yra paremtas televizorium arba jam artimais įrenginiais. Na ir dabar jau pas mus irgi į Lietuvą tai ateina. Pagalvokim, juk dabar mes bet kuriuo metu galim užsisakyti laidas. Kodėl negalim tuo pačiu užsisakyti, pavyzdžiui, ir mokomųjų laidų? Interaktyvioji televizija leidžia žiūrėti tuomet ir tas laidas, kuomet aš galiu ir kurias aš noriu. Teisybė, man visą laiką būna įdomu. O kaip, pavyzdžiui, interaktyvioji televizijai su krepšinio rungtynėm? Ar tenai reikia peržaist kiekvienam naujam vartotojui, kuris, pavyzdžiui, vidurnaktį nori pasižiūrėti? Na, paskui sugalvojau, kad vis dėlto turbūt jie neperžaidžia, o ten padaro įrašą. Kita kryptis, kuri šiuo metu labai stipriai vystosi, tai, pavyzdžiui, mobilusis mokymasis, kuris yra paremtas įvairiais mažaisiais įrenginiais, kuriuos mes galim nešiotis. Tai mūsų telefonai, tai mūsų planšetiniai kompiuteriai. Juk dabar bet kuriuo metu galima, kur tik tai yra internetas, mes galim jungtis prie virtualios mokymosi aplinkos, mes galim, dalyvauti vaizdo konferencijai. Pavyzdžiui, kad ir ką tik tai buvau įsijungęs savo planšetinį kompiuterį, pažiūrėjau, atrodau gražiai, matau čia viename ekrane, matau save ir kitame ekrane.
Pietų Korėja pradėjo vystyti taip vadinamą ambikvitus, U mokymasi. Esmė yra paprasta, kad visą laiką žmogus turi būti prisijungęs prie interneto. Ir neklaust leidimo, pavyzdžiui, prie to ar prie to, tai turi būti universalus tinklas. Jeigu žmogus bus visą laiką prisijungęs, tai bus suformuota vieninga didžiulė rinka, virtuali rinka. Ir turi keistis interneto tiekėjų mąstymas, apmokėjimo principai ir panašiai. Pavyzdžiui, jeigu mes visą laiką būsim tinkle ir nemokamai, kažkas vis dėlto turi išlaikyti interneto tiekėjus. Tai korėjiečiai pasakė paprastai. Internetas turi būti išlaikomos tų, kurie daro biznį internete. Mūsų tikslas su nemokamu internetu pritraukti žmogų, suformuoti virtualią rinką. Tuo pačiu mes padedam tiem, kurie daro kažkokį tai verslą. Vat nuo šito verslo turi būti ir apmokamas internetas. Ilgą laiką buvo sakoma, kad virtualiai su laboratoriniais darbais, tai jau nepavyks išsisukti. Šiuo metu ištisos dvi darbų kryptis yra atliekamos. Visų pirma, tai nutolusi laboratorija. Tai yra reali laboratorija, kuri stovi kažkokiam tai realiam fiziniam kambarį, fizinė įranga, bet jinai yra valdoma per nuotolį. Pavyzdžiui, yra padovanota KTU Festa firmos automatizuotos gamybos linijos. Jos valdomos programiniu būdu. Koks yra skirtumas? Ar mes įvesim čia, stovėdami prie to įrenginio programą, kurį valdys gamybos linija, ar mes per nuotolį? Jeigu mums reikia pamatyti, kas vyksta, tuomet mes galim papildomai pastatyti kamerą, kuri rodys, kaip ten robotai kilnoja, dėlioja tas detalės, kaip vyksta jų apdorojimas ir panašiai. Taip, kad dabar per nuotolį, štai pirmoji kryptyje, mes galim valdyti realią įrangą. Tai yra vadinama nutolusią laboratoriją. Ir kita kryptis, tai yra virtuali laboratorija. Mes atsisakom fizinės įrangos, bet darom simuliacinės programas, modeliavimo programas. Tų programų pagalba galim atlikinėti laboratorinį darbą. Kas yra gerai? Nesprogsta. Jeigu lūžta, tai lūžta virtualūs įrenginiai. Aš pradėjau profesinę karjerą nuo tekintojo. Panevėžy tiksliosios mechanikos gamykloje dirbau tekintoju. Tai kai pamačiau tokią programą skirtą mokytis tekintojams, aš ilgą laiką galvojau, kad to tai jau tikrai neįmanoma. Bet išbandžiau darbą. Pasirenki apsukas, pasirenki peilį, pasirenki pjovimo gylį ir panašiai. Ir tos virtualios staklės, jos lygiai taip pat rėkia, jeigu tu apsirikai neteisingus režimus pasiėmei. Ten lūžta virtualūs peiliai, bet jie nieko nekainuoja. Aš atsimenu, kad kai mokiausi dirbti, tai sulaužiau nemažai peilių realių, ne virtualių, kurie kainavo konkrečius pinigus, tuo metu rublius, ir vis gaudavau bart nuo savo meistro, o kodėl aš taip netyčiai dirbu. Čia kai sulaužiau, niekas manęs nebarė. Interaktyvi knyga. Aš nežinau, kas iš jūsų
turbūt jau nemažai kas esate bandę. Pavyzdžiui, iPad'e, antros kartos elektroninė knyga. Jinai yra gaminama pagal tą EPUB standartą, vadinasi iBooks ir kuo jinai yra gerai. Paprasčiausiai, čia jūs matot nuorodą ir kam įdomu, tai galėtumėt pagal šitą nuorodą nueiti ir pasižiūrėti, ten yra įrašas, bet dar geriau pasiimti pačią knygą. Kas yra labai gerai? Ten ne vien tekstas, ne vien tik tai paveiksliukai. Interaktyviai elektroninė knyga jungia visą, ko reikia mokymuisi. Pavyzdžiui, filmą, interaktyvias programas, pavyzdžiui, apklausas, testavimą ir panašiai. Jeigu mes pasižiūrėsime, štai yra Von Damo apverstas trikampis. Ką žmogus atsimena ir kiek laiko atsimena. Tai jūs matot, kad popierinė knyga arba ta pati senoji elektroninė knyga, jinai yra pačioj apačioj. Mes labai greit užmirštam tai, ką mes perskaitom. Bet jeigu mes dar kažką tai papildomai pamatom, jeigu išgirstam ir pamatom, jeigu mums pavyksta patiems pasakyti, parašyti, o dar geriausia kažką tai padaryti, atrast, tai mūsų įsiminimas tame procese didėja. Aš dabar nežinau, ar tiksliai patalpinau pagal Von Damą interaktyvią elektroninę knygą. Aš ją patalpinau 4 lygmenį. Nors nematau absoliučiai jokių priežasčių, kodėl ta knyga nebūtų 5 lygmenyje. Todėl, kad skaitydamas tą knygą, žmogus pats dirba. Jam gali būti pratimai, jis gali dirbti su kažkokia tai programa. Na, pavyzdžiui, miškų gaisringumas, kai yra parodomas, paimi laiką, laiko ašį ir žiūri žemėlapyje, kur kokios zonos yra potencialiai pavojingos gaisrams, arba kai vyksta supažindinimas su molekule, kur eini vis gilin, bet tas lindimas gilin užtrunka apie 4 minutės, bet vis tiek. Dabar matau, kad jūs dejojat, kad negalit nusipirkti iPad'o, na tai mes dar gale pažaisim seminaro. Švietimo ir mokslo ministerija žada nupirkti mokykloms, kažkiek tai planšetinių renginių. Aš dabar pasakojau apie Apple firmą, iPad'ą knygą, bet lygiai tas pats yra ir kitur. Na, pavyzdžiui, Apple firma padarė programinę įrangą iBook Author ir nemokamai dalina. Tokias knygas, kaip aš jums dabar papasakojau, galima pasidaryti patiems nemokamai gavus programinę įrangą. Bet Apple'as nebūtų Apple'as. Šita programinė įranga eina tik tai ant Macintosh'o ir knygą gali skaityti tik tai ant iPad'o arba iPhone'o. Bet yra tokių programinių įrangų, kurios, kai kurios mokamos, kur galima padaryti universalią knygą įvairiuose aplinkose, kad veiktų. Mes dar galbūt apie tos planšetinius įrenginius, kuriuos perka ministerija, pakalbėsim šiek tiek vėliau. Bet tą temą paliesim. Kas mūsų laukia? Aš pats būdamas informatiku, visuomet spėlioju. Labai dažnai atspėju, kas bus ateityje. Bet dažniausiai aš neatspėju laiko, kada tas bus. Apsirinku. Tai štai mes esam pakelyje į žemės rutulį gaubiantį informacinį tinklą. Į tai
kad visą laiką būsim prisijungę prie interneto, jeigu ten dar bus internetas. Mes dabar kalbam apie daiktų internetą, kai mūsų supantis daiktai intelektualėja, juos atsiranda mikroprocesoriai, kompiuteriai, daiktai jungiasi į internetą. Dabar jau skaitliukai nebepagudrausi, kiek sunaudoji elektros, kiek sunaudoji šilumos, vandens ir panašiai, jie darosi intelektualūs ir pranešinėja be mūsų pačių žinios. Iš karto gaunam sąskaitas. Debesų inžinerija, paslaugų internetas yra paskaičiuota. Dabar jeigu mes norim kažką tai daryti, mes perkam kompiuterį, mes serverį, mes perkam programinę įrangą. Bet yra paskaičiuota, kad vidutiniškai per pasaulį serveriai yra apkrauti 5-7 procentus, iki 15% atskiruose regionuose. Tai reiškia, kad mes sudėjom pinigus ir tie pinigai yra išaldyti, jie yra nenaudojami. O kodėl taip yra daroma? Mes visuomet perkam serverį su kažkokiuo tai rezervu, kad dar pakaktų ir ateityje. Mes nupirkam programinę įrangą. Kiek mes ją naudojam? Sakykime, mes visą darbo dieną dirbam su ją. Bet tai reiškia, kad mes išnaudojam trečdalį. Dar 16 valandų tą programinę įrangą nenaudojama. Tai štai, debesyse, kai paslaugos yra teikiamos, ten yra apmokama tik tai už tai, kiek tu sunaudoji. Jeigu tau reikia serverinių resursų, tai tik tai už tuos resursus, kuriuos tu realiai sunaudoji. Jeigu tau reikia paslaugų, programinės įrangos, tai sumoki tik tai už tai, kiek tos paslaugos sunaudoji. Pažiūrėkim. Štai čia. Pas mane yra iPhone'as. Mes įpratę vadinti jį telefonu. O kas čia yra iš tikrųjų? Tai aš galiu pasakyti, kad tai yra kompiuteris, kuris virš 1000 kartų yra galingesnis negu tas kompiuteris, su kuriuo aš dirbau baigdamas KPI ir kuris užėmė 350 kvadratinių metrų. Taip, čia yra ir telefonas, bet čia yra ir vaizdo telefonas. Jeigu jūs prisijungia prie tinklo, pavyzdžiui, per Wi-Fi ar taip kur nors, tai jūs galite su gražia programėlė FaceTime nemokamai vaizdo konferencijų būdų pasikalbėti su savo artimu. Aš, pavyzdžiui, kažkur tai oro uoste ar užsienyje universitete, ar kur tik tai randu prisijungti, visuomet pasikalbu su FaceTime su namiškiais. Tai yra fotoaparatas, tai yra videokamera, tai yra navigacija, kai man reikia nuvažiuoti kur nors, aš įsijungiu navigaciją. Mes turim kažkokį tai universalų, ar einam į tokį universalų įrenginį, kuris yra skirtas ir skaičiavimams, ir informacijos paieškai, ir komunikavimui ir panašiai. Stabdžiai yra klaviatūra, ekranas, pavyzdžiui, telefone man ekranas mažokas, o pirštai mano šiek tiek storokiai dirbt su ta klaviatūra, bet ar to reikia? Prisiminkim kompiuterio valdymo balsu, kuris angliškai jau yra pardavinėjamas, tokią galimybę galima panaudoti. Prisiminkim rankų, akių judesius. Jau prieš 20 metų malūnsparnio pilotai nesitaikydavo, o jie žiūrėdavo į taikinį ir tie kulkosvaidžiai nukrypdavo į taikinį pagal piloto akių judesius. Mes turbūt prisimenat, Lietuvos ryte buvo straipsnelis apie Google firmos akinius. Akiniai tai yra ekranas. Bet jie pasigyrė. Šitie akiniai jau yra ir anksčiau, ir ne vien tik tai Google, galbūt Google grakštesni akiniai.
jie tokie miniatiūriniai. Bet juk šiuo metu yra dirbama, kad ekraną projektuot net ne į akinius, o į akies tinklainę. Nu, dar iki vartojimo čia nėra išleista. Reiškia, mes einam į visuotinį žemę gaubiantį tinklą, į universalų komunikavimo ir informacijos apdorojimo įrenginį, mes einam į vis didesnę žmogaus ir informacijos įrenginių sintezę. Na, pavyzdžiui, kaip ir dėvimas kompiuteris. Apsivelki švarką, tu prisijungi prie kompiuterio. Jeigu mes einam štai į tokią būseną, kuri turėtų pasirodyti, na, sakykime, galbūt nepilnai šiandien, bet tai už 2-3 metų, na, jau turėtų daugumą iš to, ką pasakojau būt, kaip visą šitą įtakos mokymasi. Ar tikrai neturės įtakos? Pagalvokim, ką reiškia būti visą laiką virtualioje erdvėje. Nu, atrodo toks paprastas teiginys. Bet tada iš karto mes galim pasakyti, kad duot mokiniui ar studentui informaciją, tai yra beviltiška, todėl kad tą informaciją jis susiras pats. Jau šiuo metu, jeigu aš per paskaitas bandau dėstyti kažkokios tai faktus, studentai praranda dėmesį. Jau dabar mes turim įvertinti tą dalyką, kad studentai susiranda informaciją internete ir galbūt net atvirkščiai. Kiekvienais metais aš iš jų mokinuosi. Tai, ką jie suranda per individualius darbus, man pateikia per laboratorinius darbus ar taip ką nors, aš kiekvienais metais pagerinu savo kursą. Perimu iš jų tą informaciją. Tai, kas buvo daug kartų sakoma, kad svarbu išmokinti žmogų mokintis, dabar gauna visiškai naują prasmę. Informaciją mes gausim bet kur ir bet kada. Mums reikia išmokinti žmogų surastą informaciją ir išmokinti žmogų dirbti su tą informacija. Bet kokias mes turėsim naujas mokymosi ir darbo formas štai prie tokių sąlygų. Kaip visa tai įtakos į mokymą? Jeigu mes užsiduosim šiandien šiuos klausimus, tai mes panaudosim tai, ką atsakysim patys savo už kelių metų tik tai. O jeigu mes klausim už kelių metų, tai vėl nusikels. Turiu pasakyti, kad su virtualiu mokymusi Lietuva yra atsiliekančių tarpe šiuo metu. Kokie yra tradicinio ir virtualaus mokymosi skirtumai? Na, čia kiek supratau, vis dėlto dauguma yra mokytojų. Aš pats esu dėstytojas. Tai pripažinkim, šiuo metu, nors mes kalbam apie mokymosi procesą, orientuotą į mokinį, orientuotą į studentą, taip nėra. Tradicinėme mokymėse centre yra pati mokymo įstaiga. Mes sakom, ateikit į mokyklą, atvažiuokit į universitetą, nueikit į tokią auditoriją, nueikit į biblioteką, eikit į tokį tai kambarį konsultacijų pas tokį profesorių ir panašiai. Tai yra, mokinys ar studentas, jis prisitaiko laike, vietoje, mokymosi spartoje, prie to, ką užduota mokymo centras, mokykla, universitetas. Dabar, jeigu mes kalbėsim apie virtualų mokymąsi, va čia būtent viskas apvirsta aukštyn kojom. Centre yra pats studentas arba mokinys
Ir mes su mokymosi paslauga einam tenai, kur yra, na, pavyzdžiui, studentas, kuris moko, kuris dirba, kuris gyvena, turim prisitaikyti prie to laiko, kai jisai gali mokintis. Kai aš dėstau, mano studentai būna išsiblaškę po visą Lietuvą. Vienas Klaipėdoj, vienas Palangoj, po kelis Vilniui, Kaune, Utena, Visaginas ir panašiai. Bet suprantat, jeigu mes einam pas studentą, tai visas mokymosi procesas virsta. Mes turim visą tai pateikti kitaip. Atsakykime klausimą. Jeigu į centrą pastatom studentą ir norim prisitaikyti prie jo galimybių, kaip turi keistis mokymosi procesas. Lygiai taip pat, kaip buvo tradicinėse studijose, jau išlikti nebegali. Tai aš supažindinau iš informacinių technologijų raidos, kas mūsų laukia, kaip tai įtakoja, na, patį mokymosi procesą ir galbūt daugiau iškėliau klausimų, negu kad daviau atsakymą. Jeigu būtų klausimų, kelis čia, na, sakykime, 2-3 minutės pabandyčiau atsakyti. Vitalis Survila kėlė ranką, aš pabandžiau leisti prijungti mikrofoną. Virtualus mokymasis galbūt daugiau reiškia, bandau atsakyti, mokymosi aplinką, kur vyksta mokymosi procesas. Mes kalbėsim dar šitam seminare apie virtualias mokymosi aplinkas. Nu, pavyzdžiui, kad ir tas pats Moodle, kuris yra naudojamas gana plačiai Lietuvoje. Tai yra viena iš tų aplinkų, bet tik tai Moodle nepakanka. Kai sudedi į vieną vietą, pavyzdžiui, Moodle ir tą patį Adobe Connect, per kurį mes dabar žiūrim ir dalyvaujam seminare, tai jau mes galim užtikrinti visiškai normalų virtualų mokymosi procesą. Galbūt taip. Čia po ranka aš neturiu dėl alternatyvų iBook Author, bet jų yra. Aš duosiu taip. Pabaigoje seminaro parodysiu savo elektroninio pašto adresą, arba jūs ir matot trumpąjį mano adresą, štai čia skaidrės apačioje. Jūs man parašykit laišką ir aš jums elektroniniu paštu išsiųsiu. Gerai? Dabar gerbiama Miglė dėl Lietuvos mokytojų forumo. Gaila, bet neegzistuoja, nors, pavyzdžiui, egzistuoja priemonės, kurias leistų gana efektyviai panaudoti. Pavyzdžiui, objektų repozitorijos. Tikrai galėtų mokytojai kartu rengti įvairias pamokas. Na, dalinai informacinių technologijų centre prie švietimo ir mokslo ministerijos, ten kažkiek tai yra dedama, bet ten daugiau aprašymai neturinys. Taip lituanistai turi, jie pažengė toliau. Dėl vaikų sveikatos
Manau, kad šiek tiek yra daugiau baubų negu kad realybės. Pas mus fakultete buvo laboratorija, kuri matuodavo spinduliavimą. Jau keli metai kaip jie numirė, todėl kad nebėra ką matuoti. Dabartiniai ekranai, dabartiniai kompiuteriai praktiškai yra, ten galima išmatuoti kažkokios laukus, bet iki poveikio sveikatai čia yra toli. Dėl pieninės žiedo įdomus dalykas. Aš tikrai nesu psichologas ir nesu vaikų specialistas, bet galiu pasakyti taip, tenka nemažai pavažinėti, galbūt dabar aptingau anksčiau. Tai jeigu kur nors važiuodavau, aš pirmiausia tas vietas aplankydavau virtualiai, nueidavau į muziejus, pasižiūrėdavau ir panašiai. Ir aš tada žinodavau, ką aplankyti. Pavyzdžiui, pasivaikščiojimas po muziejų virtualiai tai yra nuostabus dalykas, bet jis man pasitenkinimo neduodavo. Tokio kaip kad realus apsilankymas muziejai ir kaip tik paskatindavo ateiti į muziejų. Tai su gerbiama Aldona ginčytis tikrai negaliu, nes per mažai pas mane yra žinių toj srityje. Dėl iki mokyklinio amžiaus vaikų ir panašiai. Gerai, galbūt taip. Mūsų jau yra 199 ir aš jau norėčiau bėgti į priekį su antra dalim mūsų seminaro. Pakalbėkim dabar apie virtualų mokymąsi iš tokios koncepcinės pusės. Kas tai yra mokymosi procesas, kas tai yra nuotolinis mokymasis. Tam, kad galėtumėm kalbėti, tai reikalingas kažkoks tai modelis. Štai prieš daug metų Anderson ir Garrison pasiūlė nuotolinio mokymosi proceso modelį, bet šiais laikais jisai tampa universaliu, tai nebėra vien tik tai nuotolinio mokymosi proceso modelis. Jie pasakė, kad mokymosi procesas sąveikauja 3 objektai – studentas, dėstytojas ir mokymosi turinys. Sąveikauja ir studentai tarpusavyje, sąveikauja turinys tarpusavyje, pavyzdžiui, hierarchinių būdų išdėstyta. Pas mus turinysgi būna išdėstytas kažkokia ta tvarka, negali mokintis nuo galo, dalis yra susijusios tarpusavį ir panašiai. Ir retai, bet dėstytojai irgi tarpusavėje tarėsi. Man su savo doktorantu, kai mes nagrinėjom tokį modelį, mes pasiūlėm išplėsti. Šiuo laikmečiu mes negalim kalbėti apie mokymosi procesą be mokymosi aplinkos, virtualios mokymosi aplinkos. Todėl, kad informacija yra virtualiai, dabar daugiau jos negu kad ant popieriaus. Pats mokymosi procesas pamažu irgi keliasi į virtualią aplinką. Bet vien tik tai ta virtuali mokymosi aplinka, ji neatspindi visos realybės. Yra ta didžioji aplinka. Tai yra gyvenimas, kuris formuoja sąlygas, prie kurių mes mokomės. Mokomės. Taip, kad dabar, kai mes kalbam apie mokymosi aplinką, mes turim pirmiausia pasitikslinti, kurią aplinką turime omenyje. Ar tą siaurą prasme, pavyzdžiui, virtualią mokymosi aplinką, kur dalis mokymosi proceso vyksta,
ar mes turim plačiaja prasme patį gyvenimą, kuris suformuoja visą tą mokymosi aplinką. Ir iš gyvenimo pusės ateina tiek neigiami dalykai, kurie formuoja sąlygas, mokymosi sąlygas, pavyzdžiui, barjerai. Barjerai gali būti įvairūs. Atstumo. Besimokantysis negali būti ten, kur yra mokymosi procesas. Mums reikia įveikti atstumo barjerą. Jisai negali mokintis tuo pačiu metu, kaip kad, pavyzdžiui, dirba mokytojas ar dėstytojas. Jisai dirba tuo metu. Laiko barjerai. Bet tai yra fiziniai. Be jų yra psichologiniai, socialiniai ir panašiai. Nemažai grupių. Bet gyvenimas formuoja ir kitką. Pavyzdžiui, yra motivatoriai. Kaip motyvuoti studentą ar mokinį, kad jis mokintųsi. Aktyvatoriai, kad suaktyvint mokymosi procesą. Tai nepatenka į šito seminaro tematiką. Aš nekalbėsiu apie juos, bet tai yra tikrai įdomus dalykas. Tam, kad padidinti mokymosi proceso efektyvumą, mes turim išnagrinėti sąlygas, prie kurių vyksta mokymosi procesas. Mes turim numatyti, kokie yra pagrindiniai barjerai, kaip juos įveikti. Mes turim motyvacinę sistemą sukurti. Jinai yra hierarchinė, pradedant ministeriją turi ją kurti ir baigiant dėstytojų. Kai kurie motivatoriai pačiam mokiniai arba studentai įdėti. Kažkokios tai aktyvatorius turim numatyti ir panašiai. Bet pagalvokime, iš ko susideda mokymosi procesas. Kai reikia nagrinėti mokymosi procesą jau įvykusi, tai mes galim išnagrinėti, kokie ten buvo įvykiai. Bet kai mums reikia planuoti naują mokymosi procesą, tiek yra pačių įvairiausių galimybių, kad mes pasimetam ir viską išnagrinėti nelabai galim. Tuomet elgiamės paprastai. Įjungiam šabloninį mąstymą. Panaudojam šablonus. Pavyzdžiui, tokios šablonus kaip kad paskaita, pratybos, seminarai, laboratoriniai darbai, projektai, individualūs darbai, savarankiškas studento darbas. Štai iš tokių šablonų mes bandom sudėlioti mokymosi procesą. Bet pagalvokim, o ką duoda kiekvienas toks šablonas mokymosi procesui ir ar tai yra efektyviausia forma? Pavyzdžiui, paskaita. Paskaita tai yra informacijos perdavimas iš dėstytojo studentai, arba iš mokytojo mokiniui. Ar tai yra efektyviausia informacijos perdavimo forma? Kai pasižiūrėsim, o kokių dar yra būdų perduoti informaciją, mes pamatysim, kad tai tikrai nėra efektyviausia forma. Gal nebetęskim tokio nagrinėjimo. Tai yra, kaip minėjau, šabloninis priėjimas prie mokymosi proceso projektavimo, kai mes iš standartinių plytelių dėliojam mokymosi procesą, bet būtent toksai užsidavimas tų plytelių, paskaita, dar kas nors, nėra pats efektyviausias būdas ir reikia pagalvoti, o kaip tą mokymosi procesą būtų galima kitaip sudėlioti. Šablonai yra neblogiausias atvejis. Kai mes kalbam apie pačius blogiausius atvejus, pavyzdžiui, mokymosi atvejus, čia tas pats kaip projektavime. Tai mes blogiausias iš apačios galim, panaudodami šabloninius sprendimus, pakelti iki vidutinio lygio. Tai yra gerai. Bet šabloninis mąstymas, šabloninis priėjimas, šabloninis planavimas, pavyzdžiui, mokymo proceso šabloninis planavimas, jisai užkerta kelią tiem mokytojams ar dėstytojams, kurie nori kitokių formų. Pavyzdžiui, kai aš su studentais dirbu virtualioje aplinkoje, mums nereikia realios auditorijos. Bet man jinai yra suplanuota, todėl kad
Aš skaitau paskaitą liktai. Man nereikia ir paskaitos. Man kitokios formos mokymosi ir bendravimo tiktų geriau. Bet, pavyzdžiui, pas mus universitete, kontaktinės valandos, paskaitos, seminarai arba pratybos, laboratoriniai darbai. Tai jau stabdo. Ir kodėl semestrą aš turiu atskaityti 16 paskaitų? Galbūt man reikia kitokio, galbūt man reikia 15, o gal 20. Ir štai tokie šablonai jau pradeda stabdyti. Visų pirma, tokie šablonai neįvertina skirtingų sąlygų. O kuo mes galim pakeisti? Man pačiam asmeniškai labiau patinka Leclerc ir Pumei pasiūlyti edukacinių veiklų tipai. Tokia sistema, kaip pasiūlė jie, yra ne viena. Kiti autoriai siūlo kitokias sistemas. Aš pateikiau kaip pavyzdį, kaip galima, pavyzdžiui, projektuoti kažkokį tai mokymosi procesą. Leclerc ir Pumei pasiūlė 8 veiklų tipus ir pasakė, kad bet kokį mokymosi procesą galima sudėlioti būtent iš tokių veiklų tipų. Tai yra, jie pasiūlė kitokias plyteles, apartų, kaip kad, pavyzdžiui, paskaita, pratybos. Štai, nenagrinėsim, visų čia tik pavyzdys. Jeigu dėstytojas modeliuoja aplinką, gyvenimą, tai studentas bando imituoti aplinką, gyvenimą. Jeigu dėstytojas perduoda informaciją ir nebūtinai paskaitos pavidalu, tai studentas priima tą informaciją. Ir tam galima panaudoti labai įvairius būdus. Studentas praktikuojasi, dėstytojas vadovauja. Dokumentavimas, tyrinėjimas, reagavimas, eksperimentavimas ir panašiai. Paimkim, padarykim paprastą dalyką. Štai, surašykim Leclerc ir Pumei veiklų tipus į lentelę. Man tilpo tik tai 3 veiklų tipai. Bet ką padarysi? Lygiai tą patį. Mes padarėm visiems 8 tą patį. Apibūdinkim, ką prie šitų veiklų atlieka mokinys, ką atlieka mokytojas. Ir paimkim, surašykim dar vienoj grafoj informacinių technologijų priemonės, kurių pagalba galima realizuoti šitos veiklų tipus. Tai pavyzdžiui, jeigu priėmimas perdavimas, tai informaciją panaudojant IT priemonės, mes galime perduoti informaciją įvairiais nešėjais, pavyzdžiui, kompaktinis CD, DVD, USB. Mes galim informaciją į virtualią mokymosi aplinką patalpinti. Informacija tai yra ir dažnai užduodamų klausimų bazė. Jinai skirta informacijos. Arba virtualios bibliotekos ir panašiai. Galim prirašyti daug. Štai čia, neišsamus išvardinimas, tų priemonių yra daugiau. Bet mūsų tyrimų išvados, ką jos pasakė, prie ko privedė. Visų pirma, kad virtualioje erdvėje pakankamai efektyviai mes galim realizuoti visus 8 Leclerc Pumei mokymosi veiklų tipus. Jeigu mes kalbėsim apie mokymosi efektyvumą, tai reikia pripažinti, kad kai kurios mokymosi, bet čia viskas priklauso nuo sąlygų, kai kurios mokymosi veiklos yra efektyvesnės realiam gyvenime, pavyzdžiui, komunikavimas. Kai kurios mokymosi veiklos efektyvesnės atvirkščiai virtualioje erdvėje. Ten mes galim panaudoti tokias priemonės ir tokį mokymosi procesą suprojektuoti, kuris realiam gyvenime yra negalimas. Pačias efektyviausias studijas ar mokymosi procesą mes gausim tuomet,
kai išnagrinėję sąlygas, išnagrinėję tikslus, kurių mes siekiam su tuo mokymosi procesu, mes parinksim tai mokymosi veiklai efektyviausią aplinką ir efektyviausias priemonės. Na, pavyzdžiui, dalį veiklų galim realizuoti tradicinėje aplinkoje, realioje aplinkoje, dalį virtualioje aplinkoje. Tačiau tai yra elektroninio mokymosi apibrėžimas. Ir štai, išvada iš šitos išvados, kad šiuo metu efektyviausias mokymosi procesas yra elektroninis mokymasis, kai mes galbūt pagrindu priimdami tą realų tradicinį mokymosi procesą, jį praturtinam kompiuteriu, bet ne kaip rašomąją mašinėlę, o informacijos paieškai, informacijos apdorojimui. Kai mes praturtinam, na, pavyzdžiui, kad ir elektroniniam skaidrėm ir panašiai. Ir dabar daug kalbama apie nuotolinį mokymąsi. Ir aš ilgai kalbėjau, bet galiu pasakyti, nereikia nuotolinio mokymosi statyti tikslu. Jis negali būti tikslu. Nuotolinį mokymąsi kaip instrumentą mes panaudokim tik tai tuomet, kai studento ir dėstytojo bendravimas yra apsunkinti. Keičiasi mokymosi dalyko projektavimas. Manau, kad tai yra bendri bruožai tiek universitete, tiek ir mokykloje. Mes esame įpratę išeiti iš tikslų, kad pradžioje suformuluojam, ko mes iš to mokymosi, projektuojamo mokymosi proceso norim gauti. Iš tiesų, turbūt mes neprojektuosim mokymosi proceso vienodai, jeigu mes norėsim parengti, pavyzdžiui, bitininką profesionalų ir tiesiog žmogų supažindinti su bičių gyvenimu. Tai yra visiškai skirtingi tikslai, iš to išplaukia visiškai skirtingi mokymosi procesai. Bet labai svarbus dalykas yra mokymosi sąlygos. Mes jau privalom jas įvertinti. Jeigu mokykloje dar taip nesijaučia, tai universitete labai stipriai jaučiasi, kad vis didesnė dalis studentų yra dirbančių. Mes negalim neįvertinti to, kad jie negali dalyvauti paskaitose. Nesutampa laikas. Vis daugiau žmonių nori įgyti aukštą išsilavinimą, bet nenori arba negali važiuoti į Kauną pas mus. Kaip minėjau, tuomet mes turim nueiti pas juos su mokymosi procesu. Tai štai, pažiūrėkime skaidrę. Išeidami iš tikslų, įvertindami reikalavimus kokybei, tai irgi atskira tema, jie turi būti suformuluoti, įvertindami mokymosi sąlygas, prie kurių vyks mokymosi procesas, mes turim parinkti mokymosi būdą. Tradicinę aplinką, virtualią aplinką. Tame tarpe galbūt ir nuotolinį mokymąsi mes čia parinksim. Bet tas turi išplaukti iš tikslų, reikalavimų kokybei ir mokymosi sąlygų. Po to planuoja mokymosi procesą. Mes neužmirštam edukacinių veiklų tipų, Leclerc ir Pomei pasiūlytų. Iš tiesų, kiekvieną tikslą mes įgyvendinam per eilę tokių veiklų. Jų pagalba mes sukūrėm dalyko planą. Išeidami iš dalyko planą ruošiam medžiagą, bet kartu lygiagrečiai mes turim įvertinti komunikaciją, kurią naudosim su besimokančiuoju ir kokias IT priemonės mes naudosim. Būtų gerai, jeigu mes įvertintumėm, pavyzdžiui, kad ir Echlers rekomendacijas kokybei, jeigu mes įvertintumėm tas priemonės, kurias mes galim panaudoti įvairių barjerų sumažinimui, mes gautumėm kokybiškesnį kursą. Na ir po to standartiniai veiksmai.
teikimas, analizė, ką mes gavom, kur buvo problemų, kur galėjom daryti efektyviau. Ir kitais metais, kitą semestrą, ar už savaitės, už mėnesio, kai prasideda naujas teikimas, prieš tai mes tobulinam tą dalyką. Kalbam, kad šiuo metu mokymasis kinta, virsta iš tradicinio į elektroninį mokymąsi. Mes kalbam apie virtualų mokymąsi, mes kalbam apie nuotolinį mokymąsi, tačiau pabandykim apsibrėžti, o kas tai yra. Štai visi mes labai gerai žinom, kas yra tradicinis mokymasis, kai mes esam klasėje, auditorijai su mokiniais arba studentais ir juos mokinam. Jeigu mes papildysim šį mokymosi būdą IT priemonėm, pavyzdžiui, skaidrės, ant kiek tai paefektyvina mokymosi procesą. Aš kažkada tai, kai panaudojau skaidrės, tai pamačiau, kad maždaug 30% man trūksta medžiagos, todėl kad mes viską efektyviau greičiau praeidam. Panaudokim elektroninę medžiagą, paprašykim, kad ir surast kažkokios tai medžiagos internete, ar bibliotekoje, ar taip kur nors. Kai mes panaudosim kompiuterį informacijos paieškai ir apdorojimui, kaip sakiau, nerašomai mašinėliai, mes gausim kitą mokymosi būdą, tai elektroninį mokymąsi. Egzistuoja ir formalūs viso to aprašymai. O kai mes panaudosim virtualią mokymosi aplinką, vaizdo konferencijas, pavyzdžiui, tokiam bendravimui, modeliavimo įvairias programas ir panašiai, mes tuomet gausim, jau kai pats visas mokymosi procesas persikels į virtualią aplinką, mes gausim virtualų mokymąsi. Zita, pateiksiu, gerai? Pačios pageidavimas ir seminaro pabaigoje bus apklausa. Dabar nuotolinės studijos. Buvo savo laiku tokios neakivaizdinės studijos. Tai buvo tradicinis nuotolinis mokymasis. Visi kritikavo, kad neefektyvu, bet mes galim paefektyvinti tokį nuotolinį mokymąsi, panaudodami tas pačias priemonės, IT priemonės, kurias kalbėjau. Tuomet mes gausim nuotolinį elektroninį mokymąsi. Ir kai perkelsim, pavyzdžiui, su virtualios mokymosi aplinkos ar vaizdo konferencijų būdų mokymosi procesą į virtualią aplinką, mes gausim virtualų mokymąsi. Kai mes išdėstom štai taip viską laike, tai mums atrodo, kad reikia siekti to, kas yra dešinėje, nes procesas juda į tenai. Nebūtinai virtualus mokymasis yra efektyvesnis už tradicinį mokymąsi. Ir nereikia statyti tikslu, kad, pavyzdžiui, padarykim virtualų mokymąsi. Arba realizuokim nuotolinį mokymąsi. Aš sakau kitaip. Šituo keliu eiti reikia tik tai tuomet, kai kiekvienam žingsnyje mes gaunam naują kokybę, naują efektyvumą, kai mes padidinam mokymosi proceso pasiekiamumą ir panašiai. Tai yra šitas kelias turi būti sąmoningas. Tradicinį mokymąsi paversti elektroninį mokymąsi reikia tuomet, jeigu gaunam kažką tai geriau. Ir dar kartą pakartosiu, kad nuotolinis mokymasis tikslinga panaudoti jį tik tai tuomet, kai to reikalauja sąlygos. Pavyzdžiui, yra upė, vaikas gyvena vienam krante, mokykla yra kitam krante. Sąlygos bus skirtingos, yra ar nėra tiltas. Jeigu tiltas yra,
mokymosi sąlygos gali būti geros, tilto nėra, didelį lanką daryti, arba mokinys iš vis negali tos mokyklos pasiekti. Mokymosi sąlygos reikalauja kažkokių tai priemonių. Tai apie virtualų mokymąsi galima kalbėti labai daug. Aš supažindinau jūs gana paviršutiniškai. Norėčiau dabar pereiti šiek tiek prie savo asmeninės patirties ir kai ką pademonstruoti. Tai, ką pasakosiu, remiasi 3 studijų programomis. Tuo pačiu galbūt aš ir supažindinsiu jūs su šitom studijų programom. Pirma studijų programa tai yra programų sistemos. Tai yra magistro studijų programa, jin teikiama ne nuotoliniu būdu. Aš tiesiog įtraukiu į šitą sąrašą, todėl kad turiu čia vieną studijų modulį, kurį dėstau, ir studentai parodė gražią iniciatyvą, ko pasakoj gavau netikėtų rezultatų. Apie juos pasakosiu. Kita studijų programa yra sukurta mūsų bendrai, KTU ir VDU, tai bakalauro studijų programa, elektroninio mokymosi technologijos. Jinai startuos nuo rugsėjo 1 dienos ir bus priėmimas vykdomas. Čia mes paruošiam specialistą mokyklai, arba universitetui, kolegijai. Baigęs priima ir KTU, ir VDU, bet paskui visi studentai sueina į vieną vietą ir mokosi čia nuotoliniu būdu. Šita programa bus teikiama nuotoliniu būdu. Taip kaip pasakosiu truputį toliau. Baigęs studijas gaus informatikos inžinerijos bakalauro diplomą. Tai yra, jis bus informatikas. Bet šalia to, per 4 metus, kiek normaliai trunka bakalauro studijos, į šitą programą yra įkomponuotas VDU blokas ir jisai gaus pažymėjimą, kad gali dirbti informatikos mokytojai. Tai yra, bus paruoštas ir informatikos inžinierius, ir informatikos mokytojas vienu metu. Šitas žmogus, jisai galės mokykloje dirbti ne vien tik tai mokytojų, jis bus pajėgus prižiūrėti visą informacinių technologijų ūkį mokykloje, ir, pavyzdžiui, dar papildomai dirbti pusę etato inžinierių mokykloje. Nes kiek man teko kalbėti su direktoriais, visi skundžiasi, ypač nedideliuose miesteliuose, kad nepaprastai sunku prisivilioti informatiką inžinierių į mokyklą. Apie atsiskaitimus irgi pasakosiu, čia matau palėtę tą temą. Ir kas dar svarbu, kad šitas specialistas bus susipažinęs su elektroniniu mokymusi ir jis galės būti mokykloje elektroninio mokymosi propaguotojų, skatintojų, pagalbininkų kitiem mokytojams ruošiant kursus. Ir trečia studijų programa, jinai jau teikiama yra apie 8 metus, man atrodo, gerai ir neatsimenu. Jin irgi yra paruošta bendrai kartu su VGTU, tai nuotolinio mokymos informacinės technologijos. Šiuo metu pagrindė į šitą studijų programą stoja mokytojai, nes jinai irgi realizuojama nuotoliniu būdu. Tai yra nebūtina studijuoti Kaune ar Vilniui. Mes su VGTU irgi priimam atskirai, o po to visi studentai į vieną krūvelę ir nuotoliniu būdu mokosi. Dalį dalykų mes dėstom, dalį dalykų dėsto VGTU specialistai. Tai čia yra išduodamas informatikos inžinerijos magistro diplomas ir tuo pačiu mokytojas yra paruošiamas
kaip nuotolinio ir elektroninio mokymosi specialistais. Dėstau kelis kursus. Visi kursai turi savo aplinką virtualioje mokymosi aplinkoje, Moodle. Tai programų inžinerijos procesai. Dėstau čia tradiciniams dieniniams studentams. Jų yra 20. Kitas nuotolinis mokymasis ir jo raida. Čia nuotolinių studijų studentams dėstau, jų yra 20. Technologijomis grįsto mokymosi priemonės ir sistemos, įvairiai. Pavyzdžiui, pernai metais buvo 12 studentų, šiais metais bus apie 20, tai yra pavasario semestre. Ir taip pat dėstau programavimą, algoritmai ir objektinis programavimas nuotoliniu būdu. Paėmiau daugiau galbūt todėl, kad galėčiau atidirbti tokį technologinį studijų modulį. Naudoju, kaip minėjau, Moodle aplinką, Adobe Connect vaizdo konferencijoms. Čia jau su Adobe Connect dirbu 2 metai, prieš tai Vipsą naudojau. Yra paskirta auditorija su vaizdo konferencijų įranga, bet kaip ir dabar, studentai iš auditorijos išmigravo į virtualią erdvę, aš irgi numigravau į savo darbo vietą, man čia patogiau, aš galiu, pamiršau arbatą gerti, patogiau dirbti. Nuotolinių studijų studentams yra skaitomos paskaitos vaizdo konferencijų būdu, vedami seminarai, laboratoriniai darbai, viskas nuotoliniu būdu. Atsiskaitimai. Mes kviečiam kartą į mėnesį atvykti pas mus. Bet visuomet atsižvelgia į žmogų. Jeigu dar spėsiu, pademonstruosiu jums, pavyzdžiui, laboratorinio darbo gynimą. Kodėl reikalauti gintis atvykus, kai studentė namuose prižiūri vaiką, negali atvykti, o aš ją matau ir mes normaliai bendraujam. Taip, kad leidžiu ir nuotolinių būdų atsiskaitinėti. Kas įdomu? Tai, ko negaliu pasiekti realioj auditorijai, kad studentai aktyviai dalyvautų paskaitoje ir diskusijai. Gal čia yra technologinių mokslų ypatybė, kad visi rimti, visi sėdi ir girdi dėstytojas turi atidirbti. Bet kai mes pereinam į virtualią terpę, čia užsimezga į diskusijas. Ir štai, pavyzdžiui, aš skaitau paskaitą, čia lange jūs šnekatės. Tai daug yra nukrypimų. Aš savo studentams seku, ką jie diskutuoja, jeigu jie jau nukrypsta, aš juos grąžinu. Bet suprantat, pas mane per paskaitą vyksta 2 procesai. Vienas procesas, tai aš išsilieju, pasakoju, demonstruoju skaidres, o šalia lange studentai diskutuoja apie tai, ką aš pasakojau, jie mane papildo, jie ar dirba mokykloje, ar dirba firmoje, jie irgi turi savo gyvenimišką patirtį. Galutiniam bale dalį paskiriu 1 arba 2 balus už aktyvumą. Tiek dalyvau, per paskaitą aš uždavinėju klausimus, visos mano paskaitos yra įrašomos. Ir studentas, jeigu negali dalyvauti paskaitoj, tai jisai gali peržiūrėti paskaitą. O kad jis tą padarytų, paskaitos metu uždavinėju klausimus, kuriuos man studentai turi atsakyti iki kitos paskaitos. Tie, kurie dalyvavo paskaitoje, jie iš karto tos klausimus užfiksuoja. Kas nedalyvauja, peržiūri. Aktyvumo balą vertino, kaip jie dalyvavo paskaitose, kaip atsakinėjo klausimus, kaip aktyviai diskutavo, pavyzdžiui, šitam lange, kaip seminaruose klausinėjo kitų studentų. Tai yra studento aktyvumas.
nuostabius rezultatus duoda. Labai suintensyvėja mokymosi procesas, pagerėja kokybė. Na, taip pat, kaip matot, seminarai, individualūs darbai, konsultacijos, gynimai, laboratorinių darbų, individualių darbų mes atliekam virtualioj erdvėje. Dabar Gediminui galiu pasakyti, kad jeigu kažkada tai aš sugebėsiu paruošti tokį kursą, kad nebereikės manęs, na, pretenduosiu į Nobelio premiją. Tada jau galėsiu nedirbti ir gyventi iš tos premijos. Suprantat, mokymosi procesas tai yra ne informacijos perėmimas, o tai yra bendravimas. Tai yra ugdymas. Ir jeigu tą filmuotą medžiagą, kur aš sakau, įrašau savo paskaitas, kitais metais pateiksiu studentams, aš negausiu viso to efekto. Todėl, kad aš prarasiu bendravimą. Nebijau. Net nebijau, kai dabar ruošiasi sukurti intelektualias mokymosi aplinkas, kur protą šiek tiek įdėsi pačią aplinką. Mano kursas pradžioj būna, aš sudedu temas, skaidres, reikalavimus ir panašiai. Ir po to mokymosi proceso metu visas šitas kursas pildosi, bet jis pildosi kiekvienais metais skirtingai. Studentai kiekvienais metais kiti. Vieni paklausia to, kitais metais kiti paklausia to, mano atsakymai būna skirtingi. Taip, kad bendravimas vyksta. Aš dar pademonstruosiu, kaip realiai vyksta. Dabar, kur kalbėjau su dieninių studijų studentais. Magistrantai atėjo pas mane rugsėjo pradžioj ir paprašė. Girdėjom, kad jūs dirbat su nuotolininkais ir ten įrašinėjat paskaitas. Mes esam visi dirbantis žmonės. Magistrantai informatikai dirba. Beveik visi. Na ir ar negalėtumėt savo paskaitas įrašinėti ir talpinti į Moodle kursą ir mums? Sutikau. Bet, kaip įrašysi paskaitą, iš anksto, tinginys aš esu, pradėjau skaityti paskaitas su transliacija, kaip dabar, įjungęs įrašymą ir talpinti į Moodle sistemą įrašus. Kas gavosi? Mano studentai pamažu išmigravo iš auditorijos į virtualią erdvę. Aš pats, kai nebeliko auditorijai studentų, numigravau į savo darbo vietą, todėl kad iš čia žymiai patogiau skaityti. Bet nepaprastai pagerėjo lankomumas. Štai 20 studentų turiu, semestro pradžioj pas mane būna apie 17-18 studentų. Semestro pabaigoj 3, 4, 5 studentai auditorijai. Jie nebeturi laiko. O su šitais studentais, aš parodysiu lentelę, iki šio laiko beveik visi dalyvauja paskaitoj. Ir atsakinėja į klausimus. Ir dar, kai aš auditorijai nepriversdavau diskutuoti su manim, tai dabar diskusijos chat lange per paskaitą vyksta jau jų pačių iniciatyva. Aš gavau aktyvų studentą. Dabar mokyklos tematiką galbūt mes paliesim atskirai, truputį vėliau. Kokios yra Adobe Connect galimybės? Skaityti paskaitą. O dabar aš skaitau jum paskaitą. Vykdomas įrašas. Ir nors yra netoli jūsų 200, aš su visais diskutuoti negaliu, bet kiek sugebu, seku tai, ką jūs rašot chat lange. Kažkur tai bandau reaguoti. Su 200 dirbti tikrai sunku, bet, pavyzdžiui, kai dirbu su 20 studentų, tai jau yra apriekiama. Mes su Adobe Connect pagalba, aš parodysiu jums,
darom seminarus, mes atliekam laboratorinius darbus, konsultacijas, apklausus, testus, ir su jumis, nebijokit, testą aš paleisiu. Dabar pasikartosiu. Atsimenat, rodžiau skaidrę. Tyrimų išvados. Sakiau, kad virtualiai erdvėje galima efektyviai realizuoti visus mokymosi veiklų tipus. Kai kurias efektyviau galima realizuoti virtualioje aplinkoje, kai kurias realioje aplinkoje. Efektyviausia būtų, jeigu kiekvienam mokymosi veiklai mes priklausomai nuo sąlygų ir tikslų parinktumėm tą aplinką, kuri duoda geriausią efektą. Bet kaip parinkti? Kas rinks? Studentas ar dėstytojas? Manau, kad jeigu leisim ir tam rinktis, dėstytojų ir studentų pasirinkimas skirsis. Kai informacinių technologijų tradicinių būdų teikiamą programą mes paleidom dviem būdais, nuotoliniu ir nenuotoliniu būdu, nenuotolinė programa numirė. Štai studentai kalbėjo apie programų inžinerijos procesų modulį. Leidau pasirinkti, studentai išmigravo į virtualią erdvę. Kas vis dėlto turi rinktis? Aš esu už tai, kad rinktųsi studentai. Kaip jiem yra patogiau? Mūsų tikslas – sudaryti jiems galimybės rinktis. Suprantat, man lengviau yra dirbti auditorijai. Nereikia tiek ruoštis. Tai aš galvoju, kad jeigu rinkčiaus aš, galbūt aš dažniau pasirinkčiau darbą tradiciniai erdvėje. Bet studentai labai aiškiai pasisako už virtualią erdvę. Ką jis gauna? Visų pirma, studentas atlaisvinamas nuo suvaržymų erdvėj laike. Kaip minėjau, skirtingose miestuose per mano paskaitą sėdi studentai. Studentas yra aktyvinamas. Nereiškia, kad, pavyzdžiui, pradėsit dirbti virtualioje erdvėje ir automatiškai jūsų besimokantieji bus aktyvūs. Ne. Jūs turite juos formuoti. Man pavyksta maždaug per mėnesį tą padaryti. Paskui jau patys studentai aktyvina mane, kaip minėjau, diskutuodami ir panašiai. Jie per paskaitą klausia, papildo mane. Studentas sudominamas. Pavyzdžiui, studentai siūlosi paskaityti kai kurias paskaitas, paskaitų dalis. Mes darom seminarus, studentai pasisako, pasiruošia ir panašiai. Tai yra tai, ko aš negaliu pasiekti, dar kartą kartoju, realioje erdvėje. Kodėl visas taip vyksta, aš klausiu studentų. Kodėl jūs, pavyzdžiui, virtualiai diskutuojat, o sėdėdami auditorijoje, nutaiso tokios rimtus veidus ir nieko sėdit ramiai. Manau, kad atsakymą surasti tikslų sunku, bet savo nuomonę galiu pasakyti. Virtuali erdvė šiuo metu jaunimui tapo įprasta, tradicinė, jie ten bendrauja, jie ten gyvena, jie ten žaidžia, bendrauja per Skype'ą, per kitas priemonės, socialiniuose tinkluose bendrauja ir panašiai. Ir tenai jie yra įpratę būti aktyvesni negu realiam gyvenime. Realus gyvenimas juos labiau slopina. Ką gauna dėstytojas? Dėstytojas irgi atlaisvinamas nuo suvaržymų erdvėje ir laike. Buvau išvykęs į užsienį, skaičiau paskaitą iš užsienio. Susirgau, skaičiau paskaitą iš namų. Kartais aš paskaitą važiavau į Uzbekiją ir rašiau paskaitą iš anksto. Nežinau, ar aš ten galėsiu skaityti paskaitą. Studentus informavau, jie peržiūrėjo įrašą. Kai grįžau, maždaug 20 minučių sakančios paskaitos mes skyrėm diskusijoms.
aptarėm. Reiškia, dėstytojas irgi yra atlaisvinamas nuo tokių suvaržymų. Dėstytojas gauna aktyvesnį studentą, jau apie tai kalbėjau. Dėstytojas gauna daugiau realizacijos galimybių. Iš principo aš išlaikau visą tą, ką realioje erdvėje galiu panaudoti. Bet čia pas mane daugiau priemonių. Bet noriu įspėti. Tai nėra lengviau. Pavyzdžiui, ruoštis reikia daugiau. Skaityti paskaitą ir sekti pokalbių langą ir čia įsikišti. Atsakinėti klausimus, kuriuos užduoda. Na, ne visuomet spėjai gal ir sureaguoti. Bet tai yra tikrai sunkiau. Bet mainais gaunu aktyvų studentą. Už tai dėstytojas yra atlyginamas. Kaip aš jau minėjau, šiuo metu pas mane auditorijoje iš magistrantų turi sėdėti maždaug 4. Taip maždaug 10 metų statistika, kaip būdavo. Šitie metai yra pirmieji, kai pradėjau šitiems dieniniams studentams dėstyti štai virtualiai, jie numigravo ir pažiūrėkim. Štai yra atsakymai į klausimus, kiek aš gaunu, ir dalyvavimas paskaitoj. Tai yra virtualiai, realiam laikė, kiek dalyvauja. Kai kurie negali dalyvauti, jie per žiūrį įrašą atsako. Tai dabar pažiūrėkime, apačioje yra skaičiai. Nu matot, į pabaigą dalyvavimas paskaitoje, paskutiniai paskaitoje buvo 17 iš 20. Bet taip pat po 19, 18. Atsakymų į klausimus. Ką reiškia atsakymų į klausimus? Tai reiškia, kad jeigu jisai nedalyvavo paskaitoje, tai jisai peržiūrėjo įrašą. Štai, sudėkime visą tai į vieną krūvą, mes gausim vidutiniškai, kad pas mane paskaitoje 18-20 studentų dalyvauja. Realiam gyvenime šito nepasiekiu niekaip. Taip, Aldona, čia Natalijos klausė. Nieko. Tai dabar padarykim taip. Aš jums pademonstruosiu kai kurios dalykus. Pavyzdžiui, savo virtualią mokymosi aplinką Moodle, o po to, trumpai, kaip skaitau paskaitas, kaip seminarai vedami ir panašiai. Na štai, jungiamės į virtualią mokymosi aplinką. Štai čia mano kursai yra. Įeinu į vieną kursą, keli forumai, kur, aš atsiprašau, išjungsiu kitą kompiuterio garsą. Nes vienam kompiuteriu skaitau jums paskaitą, o kitam kompiuteriu žiūriu, koks aš gražus. Naujienų forumas, pavyzdžiui, čia pagrinde, tai mes dviese vedam šitą kursą, tai, mes informuojam studentus. Studentai gali uždavinėti klausimus, bet tai nėra populiaru. Studentai daugiau klausia paskaitų metu. Praktiškai nelabai lieka vietos. Yra mokymosi medžiaga,
padėta, kur studentai štai gali mokintis vaikščiot. Nu, dabartinė elektroninė knyga gaila, kas PDF ne visuomet duoda tą tokią galimybę. Dabar štai apie kursą, kaip matot, labai plačiai yra aprašyta. Bendrai apie kursą, apie kiekvieną laboratorinį darbą, apie individualų darbą. Ir toliau eina tos teorinės temos, kurias aš duodu studentams. Kiekvienai temai yra duodamos skaidrės. Studentams leidžiu naudotis toms skaidrėmis, gali jas atsisiųsti. Aš prašau vieną, kad jeigu studentai kažkur tai juos mano skaidrės panaudos, kad jie cituotų. Po to, kai įvyksta paskaita, čia yra patalpinamas paskaitos vaizdo įrašas. Pademonstruosiu jums. Medžiaga spausdinimui, tai yra truputį detalesnė negu ta medžiaga, kurią rodžiau. Ir savikontrolės testas. Štai, pavyzdžiui, įeikime į kurį nors testą. Studentas gali pasitikrinti. Aš šito testo rezultatų neskaičiuoju. Studentas gali pasitikrinti, kaip jisai, išmoko. Štai iš tos temos. Galbūt jam reikia pasikartoti ir panašiai. Keli kursai, pavyzdžiui, kitas nuotolinis mokymasis ir jo raida, irgi tai yra realizuota panašiai. Iš Moodle aplinkos gali jungtis tiesiai prie paskaitos, dalyvauti paskaitoje ir panašiai. Čia vat yra seminaras, vėliau galbūt parodysiu. Pavyzdžiui, pažiūrėkim kažkokios tai paskaitos vaizdo įrašą. Atsiprašysiu, visur matysit mane. Informacinių technologijų įtaka nuotoliniam mokymuisi. Ir tiesą pasakius, tai mūsų temos jau baigėsi. Mes dar turėsim vieną svarbą temą. Projektus, kur kūrė tuos kursus, iš ES lėšų finansuojamus. Tai bent jau aukštojo mokslo srityje, kai mes tokios projektus vykdėm, ten buvo 64, pavyzdžiui, pagal vieną projektą kursai sukurti. Tai jie buvo atviri. Gerai, grįžtam. Jeigu dar kas domins, paskui galėsim pasikartoti. Paskaitą jūs jau matėt, tai aš dabar nejungsiu. Pavyzdžiui, seminarą pažiūrėkim su studentais. Dalis studentų čia randasi pas mane auditorijai, nes reikėjo čia tas atvykimas šeštadienį, kur buvo numatytas. Dalis studentų negalėjo atvykti, jie dalyvauja štai vaizdo konferencijų būdu. Studentai paruošia savo temas. Aš pabandysiu pateikti ne savo matymą, tiesiog radau internete tokią informaciją apie ateities bibliotekas ir pabandysiu kalbėti. Aišku, klausimas išlieka tas pats, kaip ir tas Arvydas. Ar išnyks jas ar ne, pasieksim pabaigą, bandysim diskutuoti. Taigi ateities bibliotekas. Kokia bibliotekų ateitis? Čia pagražinimai ir panašiai. Tokia. 2011 m. birželio mėnesį Amerikos bibliotekų asociacija išleido dokumentą, kuris padėtų viešųjų bibliotekų vadovams apibrėžti. Yra keli režimai. Štai čia jūs matot vieną režimą,
informacija pagrindas yra skaidrė. Tai mes skaidrę patalpinam centre, veidai mūsų matosi krašte. Jeigu mes diskutuotumėm grinai be skaidrių, mes galėtumėm išdėstyti mūsų veidukus per visą ekraną. Tada tas bendravimas būtų truputį kitoks. Strateginės veiklos kryptis. Galima turbūt kažkur tai, priklauso nuo ekranų, apie 16-20 dalyvių. Konsultacija studentui. Jisai turi padaryti laboratorinį darbą iš programavimo ir kažkur tai įvėlė klaidą. Mes sutarėm, susijungiam per Adobe Connect, jisai demonstruoja savo programą iš savo kompiuterio ir mes kartu ieškom klaidos. Bet aš čia rašiau dokumentus, tokie irgi. Šiaip jo nėra nurodyta pagal. Truputį sustabdau įrašą. Galimybės. Aš galiu iš savo kompiuterio, kaip dabar, paleidau, bet kokią programą paleis, kaip sakant, ką matai ekrane, viską per Adobe Connect galiu transliuoti studentams. Bet ne visuomet pakanka parodyti. Kaip šituo atveju studentas kažko tai negali padaryti. Aš galiu suteikti galimybę studentui pademonstruoti savo. Dabar studentas, čia kur matot programavimo aplinka, jinai yra pas studento kompiuteryje. Jis rodo man savo aplinką ir mes kartu ieškom klaidos. Aš jam pasakau, kur klaidos, šitas studentas Anatolijus, jisai jau prakūtė šiek tiek. Būna tokių atvejų, kai net pagal dėstytojo pasakymų studentas nesugeba kažko padaryti. Aš galiu eiti tada į jo kompiuterį, aišku, leidus studentui ir taisyti klaidas už jį, demonstruoti jam. Tai yra, galiu dirbti jo kompiuterį. Galimybių Adobe Connect yra labai daug. Gerai, va šitaip iš tikrųjų yra parodyta. Štai jis užduotį rodo, kur aprašymas. Čia yra tik 3 argumentai. O man kažkodėl neveikia, man iškart rašo, kad CFD is undefined. Dabar CFD parodyti apibrėžti. Gerai. Apklausos testai, kai buvo vykdomi. Čia pradžia atsakymo. Štai aš uždaviau klausimą, studentai atsakinėja. Dabar aš savo ekrane matau, kiek atsakė, toks pasiskirstimas, po to galiu studentam pademonstruoti, kaip pasiskirstė atsakymai, arba nepademonstruoti. Tai priklausys nuo manęs. Aš pademonstruoju štai. Ar jums patinka mokymasis virtualioje erdvėje? Taip, labai. 5 studentai atsakė, taip, bet yra problemų. 5 studentai vidutiniškai patinka 1 studentui. Paimkim kokį nors kitą klausimą. Štai, kokias funkcijas jūsų nuomonė vykdys ateities bibliotekos? Mes diskutavom apie bibliotekas. Ateities universitetas, ateities biblioteka. Dabar studentai atsakinėja, čia jūs matot studento langą. Taip, kad atsakymų kiek kas pasirinko nesimato. Bet tuoj aš, kai baigsis laikas, štai pademonstruoju. Matom, kad pagalba ieškant informacijos, mano, kad 8 studentai, kad reikės rašytinio kultūros paveldo saugyklą, 8 studentai ir panašiai. Čia nėra labai galingas apklausų mechanizmas, bet ką padarysi.
Na ir mano minėtas laboratorinio darbo gynimas. Dalis studentų irgi atvyko gintis, o šita studentė negalėjo. Beveik kad ir matosi, kodėl jį negalėjo atvykti. Ten fone, matot? Kažkas jį padeda gintis. Na, tai čia priklauso nuo poreikių, Photoshop'as tai labai daug visokių funkcijų turi. Tam reikia kažko konkrečiai gal naudoti paprastesnę programą. O kokios dar yra alternatyvos? O galima būtų papildyti pačios skaidrės? Sufleruoja. Ir ten nurodant tokias alternatyvas programą. Na, tiesiog šita studentė, jin būtų neapsigynus darbo, jeigu būčiau neleidęs aš jai gintis realiai. Dabar pabaigai. Galbūt aš grįšiu į skaidrės, peršoko. Tuoj aš ateisiu į savo. Tai štai, noriu tiesiog pasiūlyti jums, kurie norės bendrauti, tai štai yra mano adresas. Ir jeigu reikės kažkokių resursų ar taip ką nors, tai kreipkitės, yra tas virtualaus mokymosi technologijų centras, kur mes galim suteikti kažkokią tai pagalbą. Na, o dabar gal turit klausimų? Matau, jau daug kas atsisveikina, laikas baigėsi. Nu, taip, rankraščiai, aš irgi skaitau paprastas knygas, bet kai reikia, pavyzdžiui, mokymosi medžiagą dėti, tai aš jau bandau elektroninę knygą. Ar būtų galimybė,
Jeigu jūs norit prisijungti prie paskaitų, matot, šį semestrą jau baigiam paskaitas. Rašykit man elektroniniu paštu, bendraukim, aš atsakinėju. Ir mes susitarsim ir dėl bendravimo, ir dėl to, kad, na, pavyzdžiui, įsileisti paskaitas ar taip kur nors. Ir jeigu norit išmokti dirbti su Adobe Connect, ar jį naudot panašiai irgi. Dabar jau laikas baigėsi, tai tiesiog parašykit man laišką, aprašymus galėsim, nuorodas atsiųsti ir panašiai. Su Moodle, nu, kiek moku irgi, arba surasiu, kas galės padėti jums su Moodle. O dabar, jeigu dar kažkas tai iš jūsų netaip labai skuba pabėgti, tai aš žadėjau padaryti apklausą, tai tie, kurie dar lieka, o jų 160, matau, dar yra, paimkim ir pažaiskim apklausą, gerai? Pabandykit atsakyti į klausimą. Kas tai yra virtualus mokymasis? Na, matau, kiek čia dabar, jau apie 100 atsakė. Dar ir likusius kviečiu aktyviau. Dvejetukų nerašysiu, nebijokit, jeigu ir nepataikysit. Bet to netrukus parodysiu jūsų, kaip pasiskirsti atsakymai. Ir taip, apklausą užbaigiu. Ant skaičiaus 3. Baigiu 1, baigiu 2, baigiu 3. Štai čia kiekvienas iš jūsų matot, kaip pasiskirstė atsakymai, o aš matau ir individualius jūsų atsakymus. Individualiai kaip kuris. Dabar pabandykim kitą klausimą. Kokia dalimi ateities universitete bus naudojamos virtualios studijos? Na, jau nebejuda. Tai kągi, užbaigiam apklausą. Iš jūsų, 60% iš jūsų atsakė, kad nuo 51 iki 75%. Nu, gerai, tai gal užteks klausimų. Dabar, jeigu dar būtų klausimų, šiaip aš noriu jau pasakyti, kad dėkoju už dėmesį, bet aš dar neatsijungsiu ir jeigu bus klausimų, tai aš atsakinėsiu juos.
Nu, tai ačiū už jūsų gerus žodžius. Visų pirma, tie, kurie kažką tai gero pasako atsisveikindami. Ir noriu palinkėti tada gerai, ramiai, šiltai sutikti šventas Kalėdas, naujus metus linksmai.